O svajokli, mano mielas svajokli, tai ne tavo, tai ne tavo, tai ne tavo žvaigždė, tai tik skubanti, skriejanti tolyn, tai tik skraidanti lėkštė, o paskui dangus vėl buvo. Seniai svajojau, kad tokie renginiai prasidėtų Lietuvoje, kur galim būtų normaliai bendrauti. Ir kadangi turiu su kuo palyginti, tai sveikas pavydas apėmės. Mes organizuojam purpurinį vakarą rugpjūčio vidury Anykščiuose ir dėja be alučio, šnekučio kažkaip niekaip mes tų pinigėlių nesusirinkam. Tai jūs esate toksai turbūt precedento neturintis įvykis, kad galima. Ir matyt, aš irgi su organizatoriais kalbėsiu, kad visiškai kita atmosfera, kai nėra tokių padumavusių jaunuolių, kuriems jau sunku kažką suprasti, kurie... Na va, tai toks, tiesiog sveikinu, džiaugiuosi, tęskit. Mano mielas, ankstų rytą kėlė, ne dėl žalio vyno, dėl žalio žolyno, o jau mano mielas, baltai burna prausė, ne dėl žalio vyno. Tai ką galėtumėt palinkėti varom, tolimesniam vakarėliam ir komandai visai? Nu tai aukti, mes purpurinį vakarą pradėjom nuo 1000 žiūrovų, o dabar jau 6 metai ir praeitais metais buvo 7000, tai aš jums linkiu greičiau pasiekti tą skaičių. Iš tikrųjų labai reikia su šeimom, su vaikais. Galbūt tai bus nauja bendravimo tradicija, tiesiog mes per mažai būnam su vaikais, kalbamės apie kažkokius gražius dalykus. O čia vasara prie ežero, liuks, sveikinu. Tai dar maži vaikeliai, jiem rūpi tik skraidyti, bet vieną kartą ir jie pavirs torom karvytėm. Tai dar maži vaikeliai, jiem rūpi tik skraidyti, bet vieną kartą ir jie pavirs torom karvytėm. Tai ačiū jums labai.